Edvinas Litvinskas, ponios ir ponai. Ir nors Marius Ališauskas buvo 28 kvalifikacinėje lentelėje, bet parodė tikrai aišku kvalifikacinį važiavimą. Manau, tokio būtų norėjęs netgi kvalifikacijos metu, kadangi lygina su lydų važiavimu ir čiais su čiais, tai yra tiek priekyje važiuoja tiek vienas, tiek kitas yra sulyginami, tiek iš paskos. Tai duotinas labai verdiktas. Na, o Edvino Litvinsko tikrai manau, kad Marius Ališauskas vis dėlto šiek tiek tvarkingai